Leidyklos Tyto Alba knygų kolekcijoje dvi rimtos istorinės knygos – Timočio Snaiderio Kruvino žemės apie Stalino ir Hitlerio režimo epochą bei siaubingų susidorojimų su karo belaisviais kruvinose žemėse ir istoriko Simon Sebag Montefiore knyga Stalinas Raudonojo caro dvaras, kurioje atskleidžiama įvairiapusiška Stalino biografija. Kas sieja šias dvi knygas ir kokias įžvalgas jos pateikia? Apie tai papasakos tarptautinės teisės ekspertas Justinas Žilinskas. Šios dvi knygos tai yra, pavadinkim taip, populiariai parašyta istorija. Tai nereiškia, kad jinai yra supaprastinta, suprimityvinta. Tiesiog tai nėra monografinio tipo tekstas, kada reikia brautis per labai sudėtingus skaičius, terminus, galbūt tam tikrą nuobodumą, ką mes esame šiek tiek įpratę sunkiasvoriai istorijai literatūrai. Čia yra labai rimtas turinys, labai svarbus dalykai, bet tuo pačiu viskas pateikta suprantama kalba, sklandžiai, sakyčiau, netgi literatūriškai. Istorikas Timotis Snaideris knygoje Kruvino žemės atveria ypatingai kraupius įvykius įvykdytus prieš Antrąjį pasaulinį karą rytų Europos šalyse. Šiuose vietose buvo nužudyta 14 milijonų ten gyvenusių žmonių. Tai yra knyga, kuri faktiškai pirmą kartą atveria tą laikotarpį, kada dalyje Europos siautėjo du patys kruviniausi režimai. Tai yra stalinistinė Sovietų sąjunga ir hitlerinė Vokietija. Tačiau esmė yra ta, kad nors apie tai yra kalbėta ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės, tačiau Snaideris daro labai svarbų dalyką. Jisai labai nuosekliai, labai detaliai ir tuo pačiu labai objektyviai parodo, kaip abiejų šitų režimų sąveika veikia. Ir tuo pačiu ši knyga yra be galo kraupi. Iš tiesų, tokius dalykus skaityti yra labai sunku ir bent jau aš skaitydamas tą knygą perskaitydavau skyrių ir atidėdavau į šalį, nes tai yra ištisinė mirties aritmetika. Kaip tai susisieja su Stalino Raudonojo caro dvaru? Čia Simonas Sebagas Montefiore mus perkelia į Stalino artimąją aplinką. Tai yra, perskaičius vieną knygą ir perskaičius kitą knygą, supranti, kokia dviprasmiška yra visa ta politinė ideologinė sistema, kuri tuo metu traiškė žmonių likimus būtent šitoje Europos dalyje. Ir taip pat pamatai, kaip ta sistema veikia viena vertus globalių lygmenių, kita vertus individualių lygmenių. Ir skaitant šitas knygas daugiau mažiau kartu, tarkim, tu matai, kaip į tą pačią epochą galima žvelgti viena vertus skirtingo, kita vertus labai papildančiai. Ir man taip pavyko, kad aš perskaičiau Raudoną caro dvarą, o paskui jau ėmiausi Kruvinų žemių. Tai aš manau, kad šitų knygų skaitimas kartu suteikia dar didesnį ir dar pilnesnį tos siaubingos epochos supratimą.